Moters grožis tai turėtų būti amžina savoka. Turi turėti tą savo vidinį pasaulį ir tai atsispindi akyse. Iš tų vertybių, ten, sakykime, tiesos, grožio, turbūt dažnas gali rinktis grožį vien dėl to, kad tiesos yra skirtingos. O grožis, jeigu tau yra gražu, tau yra visada malonu. Didžiausia problema šio laikmečio yra iš tikrųjų praradimas to individualaus mūsų grožio. Daugelis aktorių turi tokią hiperkorekciją, kuri matom, kad būna daug visko padaryta, botulino toksino, ten filerių ir panašiai, ir praranda savo natūralumą. Tai pakeičia žmogaus bruožus visiškai. Tai mane tas, aišku, stabdė. Gražina tikrai labai natūraliai atrodo gerai ir dėka, man atrodo, bendradarbiavimo su mūsų mes dar pastiprinome tą rezultatą. Visą gyvenimą aš savim, savo išvaizdą pati rūpinausi. Susirasti gerą kliniką, kuri atitinka tavo lūkesčius, tai tikriausiai čia kaip loterijoje išlošti bilietą maždaug. Su metais pradėjau galvoti, kad gal visgi reikia kažką tai pabandyti, kad profesionalam patikėtų savo tą išvaizdą ir ką jie galėtų man patart. Jeigu tu kažkokią turi idėją, sako, reikia garsiai apie tai kalbėti, jinai materializuojasi ten ar ką, bet ir tu randi tą kliniką. Tai man taip įvyko su Nord klinika. Labai gražu žiūrėti į Gražiną, nes jinai išlaikius savo individualumą, išlaikius savo eleganciją ir grožį, ir tai yra tikrai pavyzdys, kaip reikėtų gražiai senti. Aš nesu tokia drąsi, kad ryžčiausi plastinei operacijai, aš tą sakau šiandieną. Šiandien man pilnai užtenka to, ką man duoda gydytoja. Apskritai man ta klinika kažkokia pasidarė tokia sava, jeigu staiga jos nebūtų, tai aš nežinau, aš labai pergyvenčiau. Ne vien dėl grožio procedūrų, bet tas žmogiškas santykis kažkoks. Tai yra odos pačios struktūros stangrinimas ir ypatingai tai tinka tuo atveju, kada mes nenorim pjūvio. Vyresnio amžiaus moterim dažnu atveju atėjus į grožio kliniką bus rekomenduojama plastinė chirurginė procedūra. Bet tikrai nebūtinai tą daryti. Minimaliai invazinės procedūros, tai yra estetinės, mažai koreguojančios procedūros, kada niekas kitas negali pasakyti, kas padaryta, bet gali pasakyti, kad atrodai pailsėjęs, atrodai kaip po atostogų ir dėl to turbūt ir jautiesi sėkmingesnis. Mes radom bendrus taškus, kas jai buvo svarbu jos odos priežiūroje ir gydyme. Mes privalom kaip specialistai išlaikyti žmogaus individualumą. Ir tada aš supratau, kad aš toj vietoje esu.